Labas rytas dar kartą, tai norėčiau jau pradėti mūsų šiandienos renginį. Esu Agnė Ramelytė, ES paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė. Šiandieną moderuosiu mūsų Lietuvos kaimo tinklo dirbtuvių renginį. Šiame renginyje pristatysime Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės taisyklių pakeitimo projektą. Šiandieną mūsų darbotvarkėje turime tik vieną pristatymą, tad neužilgo ir pradėsime renginį. Priminsiu kelis svarbius aspektus, tai kaip ir kiekvienų dirbtuvių metu mes renginį įrašysime ir jam pasibaigus Lietuvos kaimo tinklo svetainėje pasidalinsime visą informaciją apie tai, kas šiandieną buvo pristatyta. Visų renginio dalyvių, kuomet vyks pristatymas, norėčiau paprašyti išsijungti mikrofonus bei kameras. Kuomet pasibaigs pristatymas, bus skiriamas laikas diskusijai ir jos metu kviesiu kelti rankas bei užduoti klausimus dalyvių susirašinėjimo languose. Tam, kad patogiau galėtumėme bendrauti vienus su kitais, paprašyčiau dalyvių jūsų dalyvių languose nusirodyti jūsų vardą, pavardę ar atstovaujamą organizaciją. Ir ilgai negaiždama laiko norėčiau pakviesti šiandienos mūsų pranešėją, ES reikalų ir paramos politikos departamento išmokų už plotų skyriaus vyriausiąją specialistę Rūtą Smilgaitytę pristatyti intervencinės priemonės taisyklių projektą. Labas Rūta, tai kviečiu pasidalinti ekranu ir pradėti pristatymą. Rūta, tavo mikrofonas. Labas rytas. Ačiū, Agne. Kaip kolegė ir minėjo, esu Rūta Smilgaitytė, išmokų už plotus skyriaus vyriausioji specialistė ir pristatysiu Jums Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės, negamybinės investicijos susijusios su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžio atkūrimu ir saugojimu įgyvendinimo taisyklių projektą. Skaidres tikiuosi matote ekrane. Matosi turbūt, taip? Taip. Gerai. Tai priemonės tikslas būtų intervencinė priemonė prisideda prie biologinės įvairovės nykimo stabdymo, gerina ekosistemų funkcijas ir padeda išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius. Paramos forma ir remiama veikla. Parama teikiama dotacijos forma, kompensuojant paramos gavėjų faktiškai patirtas tinkamas finansuoti išlaidas. Pagal intervencinę priemonę remiama veikla susijusi su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotų funkcionavimu. Žemės ūkio veikla užsiimantys arba siekiantys užsiimti subjektai skatinami tvarkyti apleistas natūralias ir pusiau natūralias pievas bei šlapynes, tokias teritorijos, kuriuose ekstensyvi žemės ūkio veikla anksčiau vyko, tačiau šiuo metu yra nutraukta. Priemonės pagalba skatinama atkurti palankę jų būklę ir sudaryti sąlygas saugomoms rūšims bei natūralioms buveinėms išlikti. Veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje. Pagal intervencinę priemonę atkuriamos ir saugomos meldrinių, nendrinukių, palinių, vėžlių, kraujalakinių, melsvių, niūriaspalvių, auksvabalių, šiaurinių auksinukų, auksuotosios šarkytės, plikažiedžių, linlapių, stulgių, paprastųjų griciukų, raudonųjų tulikų, didžiosios kuolingos rūšių buveinės ir Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės, miškapievės, kadagynai, medžiais apaugusios ganyklos, nesusivėrę žemyninės smiltpievės, karbonatinių smėlynų pievos, stepinės pievos, rūšių turtingi briedgaurynai ir melvelynai. Pareiškėjas galės būti fiziniai, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys ir juridiniai asmenys, kurių valda ar jos dalis patenka į valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos nustatytų Europos bendrijos svarbos natūralių ir pusiau natūralių saugomų rūšių buveinių plotų sluoksnį. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai. Paramos paraiška turi atitikti bendrasias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus nurodytus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros
2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklėse. Administravimo taisyklės nustato, kad paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjų pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei registruose esančius duomenis. Projektas turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nurodytus tikslus. Veikla ir išlaidos turi būti susijusios su remiama veikla. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat neturi įsiskolinimų nacionaliniai mokėjimo agentūrai arba turi patvirtintą įsiskolinimo grąžinimo grafiką. Parama teikiama projektams vykdomiems Lietuvos Respublikos teritorijoje. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus. Nekilnojamasis turtas tai yra žemė, kuriame įgyvendinamas projektas turi priklausyti pareiškėjų sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise arba pareiškėjų bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai naudojamų nekilnojamųjų turtų tvarka nustatyta notariškai patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį. Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, pareiškėjų gali būti nuomojamas arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis juo netrumpesniam terminui, kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Teisėto naudojimosi nekilnojamų turtų sutartys iki paramos paraiškos vertinimo pabaigos turės būti įregistruotos valstybės įmonėje registrų centre. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos patirtos ir apmokėtos ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrasias išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos būtinos projektui įgyvendinti, suplanuotos ir pagrįstos. Paramos paraiška, mokėjimo prašymas, jo priedai ir kiti susiję dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrų nuostatuose nustatyta tvarka. Pagal intervencinę priemonę remiamas tvarkomas vientisas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro saugomų rūšių ar buveinių plotas, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos nebuvo deklaruojamas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginių planų ekologinės sistemos kompleksiniai pievų ir šlapynių priežiūros schema veiklą, EP svarbos natūralių buveinių, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas ir kuriame identifikuotos EP svarbos natūralios buveinės arba saugomų rūšių buveinėms, kurioms gresia išnykimas. Pareiškėjo valda pagal šią intervencinę priemonę ir plotai turi patekti į rūšių buveinių ir Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių teritorijas atvaizduotas viešai valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro internetinėje svetainėje pagal saugomų teritorijų tarnybos pateiktus duomenis. Paspaudus nuorodą atsidaro žemėlapis ir paveikslėlyje matosi atvaizduotos rūšių buveinių ir Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių teritorijos. Pelę užvedus ant pasirinkto ploto ir paspaudus kairįjį klavišą atsidaro lentelė, kurioje pateikiama platesnė informacija apie saugomą rūšį ar buveinę. Kartu su paramos paraiška reikės pateikti gamtotvarkos darbų poreikių aprašymą parengtą pagal intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklių priede nustatytą formą.
Gamtotvarkos darbų poreikio aprašyme kiekvienam tvarkomam plotui patenkančiam į natūralių buveinių arba saugomų rūšių buveinių teritorijas turi būti numatyti faktiškai reikalingi atlikti darbai, jų poreikis, kiekiai ir planuojamos įsigyti investicijos. Gamtotvarkos darbų poreikio aprašymas turės būti suderintas su saugomų teritorijų direkcija, kurios veiklos teritorijoje yra numatoma sutvarkyti plotas. Derinimo procedūrų atlikti nereikėtų, jeigu gamtotvarkos darbų poreikio aprašymo rengėjas būtų saugomų teritorijų direkcija. Kartu su gamtotvarkos darbų poreikio aprašymu turės būti parengtos plotų, kuriuose įgyvendinamas projektas ribos skaitmeniniu shape formatu. Parama neteikiama, jeigu nustatoma, kad pareiškėjas arba paramos gavėjas dirbtinai sukūrė paramai gauti reikalingas sąlygas, vadovaujantis dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika ir kitais teisės aktais. Taip pat, kai pareiškėjas turi finansinių sunkumų, tai yra bankrutuoja arba yra likviduojamas. Įsipareigojimai. Pareiškėjas turi prisiimti bendruosius įsipareigojimus nurodytus administravimo taisyklėse. Tai yra įsipareigoja sudaryti sąlygas asmenims turintiems teisę audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas arba kaip vykdoma projekto veikla. Užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos nebūtų finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Įsigyti bei naudoti projekte numatytai veiklai vykdyti visas projekte numatytas investicijas ir saugoti patirtų išlaidų ir jų apmokėjimų įrodymų dokumentus. Investicijas įsigyti ne iš susijusių asmenų. Laiku pateikti mokėjimo prašymus ir reikiamus jų priedus. Projektą įgyvendinti per paramos paraiškoje nurodytą laikotarpį. Paramos gavėjas įsipareigoja viešinti paramą vadovaujantis suteiktos paramos iš Europos žemės ūkio fondų kaimo plėtrai lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą viešinimo taisyklėmis. Įsipareigoja teikti visą informaciją ir duomenis reikalingus statistikos tikslams ir strateginio planų įgyvendinimų stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti. Projektų įgyvendinimų ir kontrolės laikotarpiu dirbtinai nekurti sąlygų paramai gauti. Paramos gavėjas taip pat įsipareigoja nekeisti projektų įgyvendinimų vietos ir sąlygų, neperduoti kitam asmeniui turtų, į kurį investuojama paramos lėšomis, ne ilgiau kaip per 24 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos sutvarkyti saugomų buveinių ir saugomų rūšių buveinių plotus, atlikdamas gamtotvarkos darbų poreikių aprašyme numatytus darbus. Įvykdęs intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir baigęs įgyvendinti projektą, tai yra pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, pareiškėjas įsipareigoja 2 metus su tais pačiais plotais dalyvauti strateginio plano ekologinės sistemos kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema veikloje, EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas. Baigus įgyvendinti projektą, artimiausių paraiškų priėmimo laikotarpiu reikės pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką pagal paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles. Leidžiamas iki 5% plotų nuokrypis nuo įsipareigoto sutvarkyti ploto. Svarbu tai, kad teikdamas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus
plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką pareiškėjas buvusius netinkamus paramai plotus, kuriuos pavertė tinkamais plotais tiesioginėms išmokoms gauti, pats arba padedamas seniūnijos darbuotojų nurodo ir aprašo išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus arba naudmenų sluoksnių pakeitimus, paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 90.9 papunktyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas pagal šią intervencinę priemonę gali dalyvauti su ne mažesniu kaip pusės hektaro tvarkomų plotų, tačiau siekdamas atitikti strateginio plano ekologiniai sistemos kompleksinį pievų ir šlapynių priežiūros schema veiklos EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas reikalavimus, paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje pagal šią veiklą turės deklaruoti ne mažesnį kaip 1 hektaro plotą sudarytą iš ne mažesnių kaip 10 arų plotų laukų. Siekdamas atitikti reikalavimą dėl mažiausio tinkamo ploto 1 hektaro, pareiškėjas turi teisę pagal šią intervencinę priemonę gamtotvarkos darbai sutvarkytus plotus deklaruoti kartu su kitais pareiškėjo valdomais tinkamais paramai plotais pagal veiklą EB svarbos natūralių buveinių, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas. Paramos dydis. Didžiausia paramos suma vienam projektui 70 000 eurų. Didžiausias galimas paramos intensyvumas iki 100% tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti išlaidas be PVM. Tinkamos finansuoti išlaidos. Projektų išlaidos turi atitikti bendruosius reikalavimus nurodytus administravimo taisyklėse. Jeigu neatlikti pirkimai, tai yra nepasirašyta pirkimo pardavimo sutartis, pareiškėjas konkrečios investicijos ar išlaidos kainų pagrįstumui kartu su paraiška turi pateikti ne mažiau kaip 3 lygiaverčius skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus arba galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekranų nuotraukas su nurodytomis kainomis. Įsigyjant prekes ar paslaugas, kurių pirkimo vertė lygi arba viršija 70 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio arba darbų pirkimus, kurių vertė lygi arba viršija 174 000 eurų, reikia vadovautis projekto vykdytojo pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Išskyrus pirkimus tų projektų vykdytojų, kurie pirkdami prekes, paslaugas ar darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir tų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė iki 70 000 eurų arba darbų, kurių vertė iki 174 000 eurų be PVM. Išperkamąja nuoma įsigytas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybė iki projektų įgyvendinimo pabaigos. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos. Sumedėjusios augalijos, įskaitant invazinius augalus pašalinimo ir sutvarkymo darbai, žolinės augalijos, įskaitant ir invazinius augalus pašalinimo ir sutvarkymo darbai, kelmų frezavimo darbai, pašalintos sumedėjusios ir žolinės augalijos išvežimo darbai, ganyklų tvorų įrengimas plotuose, kuriuose iki šiol jų nebuvo arba ganyklų statiniai yra sunykę, elektrinio piemens ir jo komponentų įsigijimo išlaidos. Naujų seklių kūdrų vėžlių buveinėse, pievose ir ganyklose iki
10 arų įrengimas. Bendrosios išlaidos, kuriomis laikomos rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos. Tai yra atlyginimas konsultantams už konsultacijas susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, veiklos arba projektų aprašų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą. Taip pat projektų viešinimų išlaidos. Netinkamos finansuoti išlaidos. Išlaidos nesusijusios su remiama veikla, sąnaudos susijusios su išperkamosios nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojų pelnas, palūkanų refinansavimu, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos. Prekės, kurios pagamintos Rusijos federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamuose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, taip pat paslaugos bei darbai atlikti šių šalių paslaugų arba darbų teikėjų. Investicijos į turtą, kurio valdymo teisė pareiškėjui apribota, tai yra turtas areštuotas. Melioracijos sistemų įrengimas ar rekonstrukcija, technikos įsigijimas, statinių statyba ir rekonstrukcija išskyrus ganyklų tvoras, didesnių nei 10 arų kūdrų įrengimas, gilių beseklių lėkštų pakrančių kūdrų įrengimas, pridėtinės vertės mokestis. Projektų įgyvendinimo trukmė ir įsipareigojimų laikotarpis. Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Kontrolės laikotarpis – tai laikotarpis nuo galutinio mokėjimo prašymų pateikimo dienos iki paramos paraiškos vykdyti veiklą pagal strateginio plano ekologinės sistemos kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema veiklą, Europos bendrijos svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas patvirtinimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje nustatytų įsipareigojimų. Paraiškų teikimo, vertinimo ir tvirtinimo tvarka. Paraiškos nacionaliniai mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuoto elektroniniu parašu siunčiant jas elektroniniu paštu paraiškos@nma.lt arba teikiamos naudojantis Žūmis informacinės sistemos pranešimų siuntimo funkcionalumu. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną paramos paraišką. Paramos paraiškoms atrankos kriterijai netaikomi. Intervenciniai priemoniai taikomas projekto priskyrimo sostinės regionui arba vidurio ir vakarų Lietuvos regionui principas pagal projektų įgyvendinimo vietą. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Pareiškėjas tampa paramos gavėju, kai įvertinama paraiška ir priimamas sprendimas skirti paramą. Paramos sutartis nesudaroma. Mokėjimo prašymų teikimo ir paramos išmokėjimo tvarka. Paramos gavėjas po kiekvieno projektų įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paraiškoje, nacionaliniai mokėjimo agentūrai pateikia užpildytą mokėjimų prašymą. Mokėjimų prašymai kartu su reikiamais priedais teikiami per Žūmis. Paramos gavėjas gali pateikti iki 2 mokėjimų prašymų. Šiai priemoniai taikomas išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdas. Išlaidų kompensavimo būdas taikomas, kai paramos gavėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas kartu su mokėjimo prašymu, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus. Sąskaitų apmokėjimo būdas taikomas, kai paramos gavėjas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Taikant šį būdą turi būti apmokėta tik nuosavo piniginių indėlių dalis, kurios nepadengia paramos suma. Sankcijos. Parama mokama už sutvarkytą plotą, bet nedidesnį nei nurodytas paramos paraiškoje ir nustatytas patikros vietoje metu.
Jeigu paramos gavėjas baigęs įgyvendinti projektą, artimiausių paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų priėmimo laikotarpiu nepateikia paramos paraiškos ir nedalyvauja strateginio plano ekologinės sistemos kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema veikloje, EB svarbus natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas pagal paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles susigrąžinama visa išmokėta paramos suma. Jeigu paramos gavėjas deklaravo daugiau kaip 5% mažesnį plotą, parama susigrąžinama už nedeklaruotą, tačiau pagal veiklą įsipareigotą deklaruoti plotą. Tai būtų tiek. Ačiū. Ačiū Rūta už pristatymą. Tai dabar norėčiau dalyvius pakviesti diskusijai ir pasinaudoti progą, kol turime prisijungusią mūsų pranešėją. Kviečiu kelti rankas, jeigu turėtumėte klausimų, arba juos užduoti mūsų susirašinėjimo lange. Taip, kol kas rankų nematome. Tai žinoma, po renginio, kaip ir minėjau, pasidalinsime pranešimu Lietuvos kaimo tinklo svetainėje ir žinoma, jeigu turėsite bet kokių klausimų susijusių su šia priemonė, tai kviesime susisiekti su Rūta. Taip, kol kas klausimų taip pat nematau. Matyt, Rūta, viską labai aiškiai pristatei, kad žmonėms nekilo klausimų. Tai norėčiau dar kartelį paraginti, drąsiai kelti rankas ir pasinaudoti progą bei užduoti klausimus. Na, matyt, klausimų neturėsime. Tada, Rūta, norėčiau tau padėkoti už pristatymą. Tikrai labai išsamu, daug informacijos. Mūsų renginio dalyvių paprašyčiau užpildyti trumpą apklausą ir padėti mums toliau tobulinti Lietuvos kaimo tinklo dirbtuvių organizavimą. Ir matau Vytauto laiškutį, prašau pasidalinti kontaktiniu telefono numeriu, gerbiama Rūta. Tai iš tikrųjų telefono numerį galėsime to jau įdėti į susirašinėjimo langą, tačiau kaip ir visų mūsų kolegų kontaktus galite rasti Žemės ūkio ministerijos svetainėje, pasirinkę kontaktų skiltį. Tai Rūta, jeigu būtų nesunku, gal tu galėtum greitai įdėti, jau matau Rūta įdėjo savo telefoną į susirašinėjimo langą, tai drąsiai galėsite susisiekti ir užduoti jums rūpimus klausimus. Ar būtų daugiau norinčių paklausti? Ar pasidalinti įžvalgomis, galbūt pastabomis? Taip, kadangi nematau, tai tuomet galėtumėme ir pabaigti šiandienos Lietuvos kaimo tinklo dirbtuves. Padėkokime mūsų pranešėjai Rūtai už pateiktą informaciją. Ir taip pat norėčiau priminti, kad Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas jau pradėjo organizuoti ateities kaimo kūrėjų apdovanojimų atranką. Ir iki birželio 7 dienos kviečiame teikti paraiškas, jas užpildant ir atsiunčiant Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatui. Visą informaciją apie organizuojamą renginį galite rasti mūsų Lietuvos kaimo tinklo svetainėje, pasirinkę naujienų skiltyje AK 2024. Tai šioje naujienoje rasite visą aprašymą, kaip ir kas yra organizuojama, ką jums reikėtų pateikti. Na ir žinoma, jeigu turėtumėte klausimų, visada galite parašyti į Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato elektroninį paštą ir tikrai pateiksime jums atsakymus. Tai dar kartą norėčiau padėkoti visiems šiandienos dalyviams, ačiū mūsų pranešėjai ir iki susitikimo kitose renginiuose. Geros dienos, iki!